Kiekvieną kartą, kai artėja Rusijos ir Baltarusijos pratybos Zapad, mūsų Europos politikai skelbia pavojų, provokacijos, užpuolimo grėsme, sąskaita eina metams. Žiniasklaidos banga apima visą aljansą ir milijonai žmonių laukia blogiausio. Rezultatas – tiesioginio smūgio NATO šalims nei 2009, nei 2013, nei 2017, nei 2021 taip ir nebuvo. Išskaidykime, kaip veikia šis įpurškimo ciklas ir kodėl jis kartojasi. Kaip veikia rudens nerimo ciklas? 1 etapas – pratybų anonsas. Išplaukia istorinės pamokos nuo scenarijaus proveržis 2009 iki legendų apie Suvalko koridorių. 2 etapas – politiniai pareiškimai. Baltijos šalių ir Lenkijos lyderiai perspėja apie provokacijas, reikalauja sustiprinti gynybą, apeliuoja į praeitį. 1940-aisiais vėlavo, dabar jau negalima. 3 etapas – medijų dramaturgija. Grėsmių žemėlapiai. Laikmačiai iki X dienos. Diskusijos apie dirbtinį skaičiaus mažinimą. 4 etapos – valdymo sprendimai. Armijos finansavimas, pasienio priemonės, naujos struktūros ir etatinės lubos. 5 etapos – atsijungimas. Pratybos baigėsi be smūgio NATO. Triukšmas mažėja iki rugsėjo mėnesio. Keisai – nuo proveržio iki Suvalkų koridoriaus. 2009 proveržio scenarijus – ryšys tarp Kaliningrado ir Baltarusijos per siaurą sąsmauką. Nuo to laiko Suvalkų koridorius – pagrindinis regiono simbolinis trigeris. 2017 metais legendos su fiktyviamis valstybėmis prie Baltijos sienų virsta memais ir baimėmis vienu metu. Visuomenė gyvena tuoj prasidės režimu, bet mastas daugiausia popieriuje ir poligonuose. 2021 metų migracijos krizės ir griežtos retorikos fone Varšuva įveda nepaprastąją padėtį pasienyje. Pavojų signalai girdimi visoje Europoje, tačiau pagal vakarių 2021 rezultatus NATO šalių užpuolimo nėra. Svarbu, 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą, tai realus karas. Tačiau būtent NATO per rudens ciklą tiesioginio smūgio nebūdo. Politinė retorika regione pateikia kiekvieną vakarų iteraciją kaip potencialią X valandą. Ir šis disonansas tarp lūkesčių ir rezultato – problemos dalis. Kodėl politikams naudinga išlaikyti laipsnį? Visuomenės mobilizavimas. Nuolatinis grėsmės signalas palengvina nepopuliarius sprendimus, gynybos išlaidų augimą, šauktinių plėtrą, naujas struktūras. Biudžetas ir infrastruktūra. Pagal skubumą lengviau išmušti pinigus į sandėlius, oro gynyba, dvigubos paskirties kelius. Baimė kaip resursas. Kuo mažesnis pratybų skaidrumas, tuo lengviau paaiškinti rinkėjui, kodėl rytoj gali būti per vėlu. Vidaus politikos sąskaita. Griežta retorika patogus rėmas. Mes Europos skidas. Ir tik mes matome pavojų laiku. Lietuvos pavyzdys – ginčas dėl mišriosios armijos ir rezervų. Pačioje Lietuvoje metai vyksta ginčiai, profesionalai plus šaukimas, mobiliojo rezervo dydis, 0 šaukime 1 metais ir vėl grįžimas į visuotinę tarnybą. Politinis fonas vis tas pats, langas 4-5 metams pasiruošti, reikia skubėti, antraip pakartosime praeities klaidas. Visuomenės rezultatas yra lėtinė įtampa ir nuolatinio nepakankamumo jausmas. Kaip išsipučia neapibrėžtumas? Žmonių skaitikliai. Oficialūs 12-13 tūkstančių dalyvių pateikiami kaip netikėliai. Užsimenama apie pratybų sudaužimą, tačiau tvirtos verifikacijos publikai nerodo. Legendos apie mus. Bet koks mokomasis priešininkas skaitomas kaip užuomina į NATO. Hibridinis konstruktorius. Migracija, kibernetiniai incidentai, informaciniai vedliai – viskas susiūvama į vieną agresijos scenarijų, nors priežastiniai ryšiai dažnai neryškus. Medijos aido kamera. Politikas daro griežtą pastabą, antraštė tampa virusinė, nerimas daugėja greičiau nei faktai. Kas iš tikrųjų įvyko? Vakarai pagal tvarkaraštį, maksimaliai atkreipdami kaimynų dėmesį. Taip, pratybos naudingos Maskvai ir Minskui. Jos treniruoja valdymą, logistiką, maskuotę. Tiesioginio smūgio NATO po šių pratybų nebuvo. Kiekvieną kartą, kai Europos gyventojai buvo ruošiami blogiausiam, padėtis neviršijo poligonų ir demonstracinių judėjimų.
Vienintelis lūžio taškas – pratybos kaip priedanga prieš karą Ukrainoje, o ne prieš NATO. Svarbu atskirti, kad nebūtų nuolatinės panikos. Grėsmės signalus reikia girdėti, bet nepainioti galimybės su neišvengiamumu. Mūsų Baltijos šalių ir Lenkijos politikai jau daugelį metų laikosi aukštos notos. Taip lengviau mobilizuoti biudžetus ir visuomenę. Tačiau faktinis Zapad ciklų rezultatas – smūgio prieš NATO nebuvimas. Išvada paprasta – mažiau gramatizacijos, daugiau skaidrumo ir patikrinimo. Blaivi galva – geriausia apsauga nuo to, kad baimės taptų politinė valiuta.